Ai, šito ne. Nereikia, gerai, aš turiu. Ai, Juliau, o dvejojau. tėtis namie? Ne, nu jis išvykęs į... Kur? Į policinę kelionę? Ne, nu jis kartu su mama išvažiavo. Kokia policinė? Blondinė pirko brangų televizorių, labai brangų, nes konsultantas ją įtikino, kad per jį TV laidos yra daug įdomesnės ir kokybiškesnės. Pastaba, kai važiuoja ir nesimato juostų, kaip šįryt. Jei viskas juda tavęs link, tu netoje eismo juostoje. Statybų bendrovėje direktorius priminėja naujus darbuotojus, žinot, kaip trūksta statybininkų, ir prieina prie to vis tiek gan svarbaus klausimo. Sako, sakykite, vaci, o alkoholį vartojat? O turit? Ne, aš šiaip klausiu. Na, jei šiaip klausėt, tai šiaip nevartoju. Keletą trumpų dar. Sako, kad moteris myli ausimis, o senos klausos aparatais. Prieina per kalėdinį vakarėlį įmonės prie naujos administratorės. Aha. Moteriškė, reiškia, boso žmona. Ir sako, naujai sekretoriai, sako, nu aš tikiuosi, kad tu nebūsi tokia, reiškia, šlundrutė, kaip buvo prieš tai buvusi sekretorė. Sako, atsiprašau, o kas buvo prieš tai? Aš. Dar vienas apie sekretorę. Čia reklaminis skelbimas. Lėtai spausdinanti teismo sekretorė ieško mikčiojančio teisėjus. Pagavau dabar. Taip. Gerai, aš jau... Aha, dar porą. Trūko kantrybė ir Vilniaus hakeriai nulaužė Vilniaus miesto savivaldybės internetinį tinklapį bei sutvarkė vaikų registracijos į darželius programą. Dar sniego sistemas galėtų sutvarkyti. Ir dar vienas paskutinis. Berniukas turėjo tokį seną Nokia telefoną, todėl per egzaminą jis galėjo nusirašyti tik datą.